Pasivaikščiojus po lauką matome, kad šiame lauke vyrauja tokios piktžolės kaip dirvinės smilguolės, vienmetės myglis, iš dviskilčių piktžolių tai būtų bekvapiai šunramuniai, žliūgės. Visas šias piktžolės labai gerai kontroliuoja mūsų gaminamas herbicidas Incelo. Incelo rekomenduojama naudoti pavasarį, kada piktžolės yra iki krūmymosi pabaigos, o kultūriniai augalai nuo bamblėjimo pradžios iki kol susiformuoja antras bamblys. Yra registruotos dvi naudojimo normos. Žieminiuose kviečiuose ir kvietrugiuose 200 gramų į hektarą, o vasariniuose kviečiuose ir rugiuose 100 gramų į hektarą produkto Incelo. Šį herbicidą būtina naudoti kartu su lipniaja medžiaga. Mes rekomenduojame naudoti BioPower 1 litras į hektarą normą. Jis yra parduodamas kartu su herbicidu Incelo. Siekdami praplėsti dviskilčių piktžolių naikinimo spektrą, Incelo rekomenduojama purkšti kartu su partneriu. Incelo yra labai stabilus produktas, todėl galima jį maišyti kartu su herbicidais, augimo reguliatoriais, mikroelementinėmis trąšomis, fungicidais. Tačiau nerekomenduojama maišyti į vieną mišinį daugiau negu 3 produktų. Incelo yra saugus sėjomainoje, todėl pavasarį panaudojus produktą Incelo, rudenį galima sėti visus žieminius javus ir žieminius rapsus. Pasirinkę Bayer produktus visada būsite garantuoti dėl jų aukštos kokybės ir aukšto veiksmingumo.